Taigi, hebrytė, sveiki visi sugrįžę į Minecraftą, su jumis Dice Games, ir štai yra Minecrafto šeimos stovykla, 6 epizodas. Tai per praeitą epizodą, ką mes padarėme, mes iš tikrųjų daug privalėm šūdo, tiesiai šviesiai pasakius, grinai šūdo. Kodėl būtent aš sakau, kad šūdo, nes sugebėjom sugriauti chatą, sugebėjom sufeilinti Optifine'ą, sugebėjom sufeilinti Timber modą, sugebėjom vos nenumirti nuo creeperio, sugebėjom padaryti 2 skylės žemėje, kurios yra va šitoje vietoje, ir va šitoje vietoje, kai mato, dar yra dirtas matomas. Ir sugebėjom supisti kažkaip Minecraft'ą. Vien žodžiu, teko perrašyti visą Minecraft'ą su visais modais. Ir dabar mes neturime savo užžymėtų vietų, bet, kaip sakant, mes esam netokie ir durni. Ir mes žinom, kur mes palikom tą savo urvą. O tas urvas buvo būtent va šitoje vietoje. Tai mes iš karto griebėm jauti žagų ir varom į urvą. Ir what the fuck, ten pelėdos laksto ar ten kas, šikšnosparniai. Bet jo, vos nepamiršau vieno iš svarbiausių dalyko. Aš buvau palikęs, kad man gamintų charcoalą vis dėlto, nes mes kaulo kol kas, man atrodo, artimiausių laikų per daugiausiai nesurasim, tai geriau jau apsirūpinti charcoalų ir, kaip sakant, sėdėti laimingai apsišykę. Nu, neapsišykę, bet bent laimingi. Gerai, mes tai ir padarom. Iš tikrųjų, aš suvalgysiu zombių mėsą, nes mes neturim kur ją dėti bent kol kas. Taip. Ko man reikėjo? Aš sakiau, kad man reikėjo. Man kažko reikėjo. Aš dabar. Sakiau, kad man reikėjo charcoal'o. Tai va, pasigamėm iš karto iš viso charcoal'o torčius. Taip, būtų gerai dar truputėlį. Va, taip. Ir iš visiškai viso charcoal'o torčiai. Turime 39 torčius. Man taip atrodo, jų turėtų pilnai kol kas užtekti. O dabar mes sugrįžtam į tuos pačius savo tunelius. Iš tikrųjų, medieną po truputėlį augt pradėjo, mes jau turime lyg ir mini tokią gyrę, galima tai pavadinti, galima pavadinti ir mini mišku, kuris yra būtent ties, nežinau, kelintą ten valandą, ten turbūt būtų po 10:30, jeigu dabar naudojant mapą. Gerai, iš karto užsižymim mes išėjimą jau ką iš čia, užsižymim mes išėjimas, ir aš mačiau apačioj ten yra blogų daug dėdžių, tai būtų gerai man nuo jų nepasikrauti. Ir mušam iš karto skeletoną. Ir what the fuck, čia antplūdis, mirsiu, nafik. Wow. Iš kur čia jau, gal čia spavnas yra koks, bet žiūrėkit, čia yra gal 3 ar 4 nafik zombiai. Buvo 3 ar 4 zombiai ir dar buvo 2 rangeriai, man taip atrodo. Holy mother of god, nafik, reikia viską atsišvies. Ir šikšnosparnis, nafik. Galima jo žudyti. What the fuck, galima žudyti šikšnosparnis. Eikti savo, čia turbūt naujo modo. Ne naujo modo, o naujo Minecrafto dalykas. Teik čia, nafik, ateik pizdukas, kurmi. Tikiuosi, jie manęs muš negali. Nu, ateik, nu. Kiek galima čia su tavim? O, užmušiau. Gavau ką nors? Ne, nieko negavau. Gerai, atėda mes zombių mėsytės, nes kol kas nenaudojam savo gerosios mėsos. Ir štai mūsų pirmieji, kaip sakant, kasnėjimo darbai. Iš karto mes išsikasam keletą irono ir iš karto jį išsilydom ir pasigaminam vieną, bent pradžiai vieną iron pickaxą. Ką mes dabar tai ir padarysim labai ant greitųjų. Va taip. Taip, iron. Gavau potato. O kurmi, čia geras potato seed. Galiu aš pasigaminti? Ne. Žinau, ką galima po potato seed pasigaminti. Ir būtent taip galima gauti potato. Gerai, tai mes iš karto ką kimbam į darbus ir dedam charcoal'ą ir ironą, kad mums šią ironą iškeptų ir mes iš karto pasigaminsim irono, kaip sakant, ginklus ir pikaksus ir taip toliau. Iš karto būtų gerai ir irono visus armorus prisigaminti, nes vis dėlto aš mirti iš karto tuneliuose nelabai noriu. Kaip sakant, vos atėjom iš karto mirti būtų nelabai fainai. Iš karto mes prisiskaldom belekiek kaulo, kaip sakant, apsirūpinam atsargom, nes toliau lyg ir kaulo gal mes net ir neberasim. Iš tai yra čia dar kažkoks kambariukas ir jis nuveda mus į nežinę, į niekur. Ir matau dar ten vieną praėjimą ir dar ten vieną praėjimą. Tai kaip sakant, dabar išsiskaldom mes visą šitą kaulą ir kipsim, kaip sakant, į tunelių nagrinėjimą ir ieškojimą. Būtų visai gerai man susirasti per šią kelionę deimantų ir pasigaminti deimantinį pickaxą ir pasigaminti obsidian, kaip sakant, vartus į pragarą ir keliauti į pragarą, ieškoti laimės ir draugų, kaip sakant. Ir štai aš galvau, kad sunaudau pirmąjį iron pickaxą, bet pasirodo, kad ne. Vis dėlto nesinaudau, čia yra ne iron pickaxas, o čia yra akmeninis pickaxas. Kaulo, kaip sakant, čia yra kaip ryškta, bet iš tikrųjų čia yra labai geras dalykas, kad radom iš tikrųjų tiek daug kaulo pačioj pradžioj, nes mes jau apsirūpinsim kaulų nuo pat pradžios. Būtų gerai man surasti ir iš tikrųjų belekiek ir ironą.
nes jeigu surasime belikiek irono, tada mes būsim apsirūpinę ir visokiausiais šarvais ir dar visokiausiais dalykais ir tai tik tai reikš gerą dalyką. Ir aš dar kai ką noriu padaryti, aš pasididinti brightness iki bright, kad kaip sakant, matytumėt kuo puikiausiai ką aš čia kertu ir ką aš čia darau, nes kai būna tamsu kaip šiknoju, tada net neina supras, kas čia vyksta. Tai vat paskambiname mes iš karto patį savo pirmąjį iron pickaxe. Šitą pickaxe mes kol kas numetam ten, šito mums kaip ir nereikės. Galim paskaminti iš karto ir šiupeliuką geresnį, bent pradžiai. Išsiskalome mes crafting table ir toliau keliaujame mes į savo kelionę, kaip sakant, po tunelius. Jei susimetame iš pradžių visus crafting table ir furnaces. Ir aš mačiau, čia lyg ir buvo kažkas, ten buvo lava, matau. Ir aš dar matau belekiek irono, kas yra tikrai labai geras dalykas. Nes irono mums reikės tikrai daug, bent pradžiai, kol mes susigaminsim visus šarvus ir kol mes viską pasiruošim, kaip sakant, ateinančiams epizodams. Nes mums reikės irono kol kas daug. Gerai, dar daugiau irono, dar daugiau. Ir matau iš karto skeletonas. Skeletonas, ateik čia ant švenčių grybas, kur. Ir aš mačiau šikšnosparnį, čia man pasivaideno. Jo, mačiau šikšnosparnį. Jo, skaičiau truputėlį ir dar vienas pažįstamas, kaip sakant, paminėjo, kad galima... Pasirodo, kad aš kažką pamačiau. Kad galima, kaip sakant, ant 1.4.5 versijos pamatyti šikšnosparnius. Ir taipogi aš buvau susiradęs modą, kad galima tipo ir voveraičių ten prisidėti belekiek, bet su tom voveraitėm, tai kaip sakant, dar nėra versijos padarytos, kad ant 1.4.5. Ir kažkas ką tik čia numerė lavoj. Žinos, blinkai plakstyt per lavą. Gerai, leidžiamės mes dar gilyn ir bandome susirasti gal kažką įdomaus. Jeigu ką, tai mes panaudosim greičiausią būdą išsikasti į paviršių, tai su mepu, kas mes tiesiai į viršų ir po to pagal mepą susirasim savo namą. Į šitą lavą būtų gerai man gal neįlipti bent pradžiai, nes aš dar noriu likti gyvas, kaip sakant, nes dar epizodai tik tai tuneliuose dar tik tai prasideda ir iš karto juose mirti būtų nelabai fainas dalykas, jaučiu. Gerai, toliau kasam mes kaulą, dar suradom dar vieną didelį kaulo šaltinį. Būtų gerai iš tikrųjų leistis gilyn, nes mes esam dabar 52 gylyje, ar 53,62, nežinau čia kuriuo dalyku man tikėti reikia. Bet vienu žodžiu esam mes dabar dar visai negiliai, galėtume iš tikrųjų būti žymiai giliau ir būtent būdami žymiai giliau mes galėtume šansą gauti surasti deimantų ir būtent tas šansas man labai sueitų į pliusą, nes vis dėlto deimantų mums reikės keliam dalykam. Visų pirma reikės deimantiniam pickaxui, kurį mes panaudosim pasigaminti pragaro vartam. Toliau man reikės dar pasigaminti crafting table, ne crafting table, o enchantment table. Ir aš suradau, man taip atrodo, labai šūstrą dalyką, kuris galima pavadinti yra toks, kad mes suradom kaip sakant, kanjoną ir vos nemiriau, aik tu šikt, vos ką tik nepritrečiau kelinę. Holy shit, vos kelinės nepritrečiau. Jau galvau, kad užsimušiau, aik tu savo čia būčiau nesugrįžęs po to. Reikia tiesna, reikia pasigaminti vis dėlto kuo greičiau armorus, man taip atrodo, nes mes tuoj sulauksim savo paskutiniosios tokiais tempais. Gerai, mes tada dedam iš karto savo furnisą ir bandom pasigaminti iš karto iš turimų ironų kažką, kas man sueitų į pliusą. Tai yra bent kokį chestplate ar dar kanos, arba kelnikės. Nes to jaus, man taip atrodo, aš čia užbaigsiu savo gyvenimą. Holy, šventą šūdenu. Gerai, mes paliekam, kad čia mums viską keptų. Užsižymim šitą vietą kaip furnaces. Ir bėgam toliau, taip sakant, apžiūrinėti tunelius. Ir būtų gerai šitą creeperį užmušti, jeigu jis nesusprogtų ir gerai jis nesusprogo. Ir mes gausim gunpowderį, bent tikiuosi. Štai mes negavom gunpowderį, o šūdas. Skupas, vis dėlto šitas creeperis buvo, bet nieko mes, kaip sakant. What the fuck, iš kur čia kurmi tiek piderasto atsirado, nu? Kažkas dar iš galo, man taip atrodo, mane mušė. Va čia. What the fuck? Fuck, bėk! Validė. Man taip atrodo, aš ką tik girdėjau slaimus, nors dėl to nesu įsitikinęs. Jo, girdžiu aš dabar slaimus, man taip atrodo. Ne, man atrodo, aš tikrai slaimus girdžiu.
O tai yra geras ženklas, nes reiškia, šį yra kažkur slaimų spavneris. Geras. Gerai, tai mes grįžtam dabar prie savo gaminimo armoro. Tai mes visų pirma pasigaminam gal kelnikės, kurios mums išeis. Ir mums išeis kaip tik ir ne vien kelnikės, o mums išeis ir chest plate'as. Kelnės yra, užsimetam iš karto kelnės, tai mes būsim mažiau kaip What the fuck? Ant mano galvos yra strėlė, ant mano rankos yra strėlė ir kojų yra strėlė. What the fuck? Ir kaip aš dar gyvas esu. Čia taip prikolai vyksta. Apačiai mūsų laukia creeperis, mes gal taip tiesiai nešoksim į jo nasrus, kaip sakant, gal geriau būtų susirasti kažkokį kitą nuėjimą žemyn. Ir matau dar pilną visokiausių kitų tunelių, kuriuos mes neužilgo eisim išnagrinėti, kaip sakant. Gerai, kol čia kepam, mes einam toliau į apačią. Aš mačiau, čia buvo lyg ir goldo. Bent taip man atrodė. Ir jo, čia yra goldo, mes goldą išsiskaldom. O, kur? Goldą mes panaudosim geriems tikslams truputėlį vėliau. O kokie tie geri tikslai bus, dar net pats nežinau, kaip sakant, reikės dar sugalvoti. Gal atsirado naujų įtemų iš tikrųjų. Girdėjau, atsirado naujų monstrų, tai yra vienas iš šių šikšnosparnių, kuriuos mes jau matėm. Ir sakė, atsirado kažkokios lyg ir raganos, tai tipo pragare. Ir ten jos turi ten savo raganų namus ir panašiai. Tai va tas mane smarkiai sugundė, dėl to aš būtent ir noriu kuo greičiau patekti į pragarą ir surasti, ar iš rimto ten yra tos raganos. Ir aš radau ką tik dar antros rūšies, kaip sakant, grybus. Tai mes to jau juos pasimsim, bet visų pirma mes išskaldysim čia visą ironą. Ir mano ginklas vienas jau pasibaigė, tai man reikia ruošti antrąjį savo ginklą. Gerai, jau turim pasiruošę. Jeigu kas nors mūsų užpultų, tai kad turėtume kaip mes apsiginti. Tai va, mes radom dar daugiau irono, suradom dar daugiau ir kaulo. Būtų smautų deimantų gerai suras, bet kol kas mums tai padaryti nelabai sekas. Nu, bet kaip sakant, mes po truputėlį gilėjom, jau esam 21 gilyje. Jeigu neklystu, nuo šito gilio ir prasideda deimantų voldas, kaip sakant, deimantų šalis, tai stengsime daskasti iki 12 gilio ir va ten ieškoti lyg ir deimantų per tunelius. Nes kažkur gandai yra sklinda ir panašiai, kad geriausia deimantus yra surasti 12 gilyje. Nežinau, kodėl taip žmonės sako, gal čia yra mitas, gal čia yra ir tiesa. Bet mes pasikliausim jais ir stengsime leistis bent kažkur į plius minus tokį gylį. Tai vat, kaip ir minėjau, taip ir įvyko, kad mes susiradom antros rūšės mushroom'us. Mes juos dabar išsiskaldysim visus. Ir galėsim pasigaminti mushroom'ų, kaip sakant, fermą, kurią mes buvom pasigaminę jau ant vasaros stovyklos. Tai kažką panašaus ir gal truputėlį įdomiau pasigaminsim ir čia. Ir aš man taip atrodo, radau savo pirmosius redstone'us. Yes. Good. Tai va, radom mes redstone'ų, kas yra tikrai geras ženklas. Ir radom lavos. Ir man būtų gerai gal lavos kibiriuką pasigaminti ir pasisemti. Ir parsinešti į paviršių būtų visai geras dalykas, nes tada mes pasigamintume gal kokį lavos fontaną. Ir dar kažką įdomaus bent pradžiai. Gerai, o dabar mes gal geriau sugrįžtam prie savo chesto, kuris yra vat, va, kažkur ten. Gerai, kad užsižymėjau chestą, nes dabar aš būčiau jo lyg ir net neradęs, man atrodo. Ir radau dar truputėlį goldo. O geras, goldas man visą laiką sueis į pliusą. Ir radau daug goldo, man taip atrodo 6... Ne, jūs pažiūrėkit, 9 gabaliukus goldo, man taip atrodo. Ne, dar daugiau, what the fuck, čia goldo karalystė kažkokia, geras. Gerai, dar suradom dar ir irono porą gabaliukų, tai mes juos ir pasimsim. Jau man taip atrodo, mums išeis visas pilnas mūsų armoras. Na, išsiskaldom čia keletą kaulų. Opa, opa, opa ir opa, štai mes turime jau dar daugiau kaulo. Čia mes pasitengiam viską apsišviesti, kad po to žinotume, kad mes čia jau buvome. Ir dabar būtų geriausia, greičiausia būdu, aišku, užkilt, mes tai padarysim, kasimės tiesiai, o dar ir ironą surasim, žodžiu, čia. Kol kas mums lyg ir sektis pradėjo, nes pradėjom rasti daug gerų ir tikrai prabangių dalykų. Nes goldą surasti, žinokit, čia nėra taip jau paprastai lengva. Ir kol kas kaulo mes daugiau nesiskaldysim, nu, šiaip skaldysimės, bet bent pradžioj per daugiausiai stengsimės jį nekreipdėmėsio, nes jau turime, jeigu neklystu, turime jau pusantro steko, kas yra tikrai palyginus daug. Nes mums reikia taupyti, kaip sakant, savo inventoriaus vietą, nes tuoj mums užsibaigs ta vieta ir mums reikia sugrįžti į paviršių, o aš to daryti kol kas nenoriu. Ir aš girdžiu, kažkur plaukioja creeperis, man taip atrodo. Nu, o mes dabar dasikasėm iki
savo furnisų ir panašiai. Gerai, lygiai čia viskas iškepė, tai mes įmetam dar truputėlį irono. Išsikepam tiek, kad mes galėtume pasigaminti pilnus armorus ir pilnas armorų rinkinį ir porą pikeksų ir šiaip porą šūdų. Potato tai aš pasilieku, nes man taip atrodo galima gal kažkaip iš šio pasigaminti sėklų, nors dėl to nesu aš garantuotas. Išmetu visą tą cobblestone, man vis tiek kol kas to cobblestone lyg ir nereikės. Pasiliekam tik tai svarbiausius dalykus, kurių va čia aš visus ir susimetu. Nes tuoj man taip atrodo, man pasibaigs inventoriaus vieta ir kai pasibaigs inventoriaus vieta, tada mes verkt pradėsim, nes prasidės sunkus laikai ir jau reikės mąstyti, ką reikia išmesti ir ką reikia pasilikti. Tai vat mes atvalgiam pilnas HP. Toliau čia mums ironą kepa, turime dar 5 gabaliukus, už 5 gabaliukus mes galim pasigaminti jau šalmą. Šalmas yra pagamintas. Dabar galvoju, ką mes dar galim padaryti. Kol mums ten kepa, galim gal apsižvalgyti, kas čia truputėlį apačioje yra ir užmušti šitą creeperį, nes jis labai blogai žiūri mane. Ir jis dar padės man truputėlį išsprogdinti. Ir mes radom dar goldo. What the fuck? Iš kur aš tiek sumauto goldo randu? Ir aš ten nukris nelabai norėčiau. Padarysim gal tokius laiptukus, nes aš noriu... O kurva, kas čia dabar? Apsupo mane, pizdėts, eik tu načiat, kai išsigandau. Jeigu ne armoras, tai jau būčiau jaučiu negyvas. Eik tu peklan. Eik tu širdis nafig į kulnus nukrito. 4 sumauti creeperiai. Eik tu peklan. Reikia atgauti kvapą, eik tu peklan, čia vos nesukrito. O, what the fuck? Emeraldai? Ant Minecrafto yra emeraldai? Nuo kelinto Minecrafto atsirado tie emeraldai? What the fuck? Aš net... O geras, aš net nežinau, kad taip įmanoma. Aš galvau, kad... Tai gal emeraldai yra netgi vertingesni už deimantus? Negali tai būti? Aš taip įsivaizduočiau, kad taip ir yra. Pasijutau lyg žaisdamas dabar tekitą, nes ant tekito būdavo emeraldai, rubiai ir panašiai. Geras, čia tai geras. Nu kaip diena, taip naujiena, žiūrėkit. Sužinau, kad yra šikštosparniai, sužinau, kad yra nafik ir tokie dalykėliai kaip emeraldai. Šiaip jo, gal emeraldai ir turėtų būti, nes vis dėlto kažkada seniau aš žiūrėdavau ten porą Minecrafto vidų ir atsimenu, kad būdavo kažkokie NPC, tokie lyg ir žmonės, ten kažkokie tipo gyventojai, villagers ar kažkas tokio. Ir jie lyg ir kažką ten su emeraldais darydavo. Ten tipo, jeigu jiems duodavo emeraldų, ten jie tau duodavo kažko naudingo. Tai va, dabar ką šiokios tokios naujienos galiu paskelbti, tai kad mes dabar jau turime pilną armorą. Tipo, ta prasme, aš ką turėjau omeny, sakydamas armorą, kad turime pilnai pasigaminę visą iron amuniciją, kaip sakant, esam apsirūpinę. Būtų gerai dar pasigaminti va taip. Tuos mes dabar, šituos mes metam lauk, nes mes dabar pradėsim naudoti viską iron. Būtų gerai ir man iron ginklą pasigaminti, just in case. Tuot iron ginklas man puikiai sueis. Šitą ginklą mes metam nafik lauk. Turime, žiūrėkit, netgi 3 pikeksus, turime daug viskiausio šlamšto, turime ir dirto, ir cobblestone, tuos mes irgi išmesim. Nu, atlyg ir mes esam apsirūpinę tuos gerai, čia viską mes sugrąžinam atgal, šitą išsikepam, šitą išsiskaldom. Taip, nu ir labai lėtai skaldo. Gerai, susimetam mes viską atgal į savo vietas, mes šitą išmetam, mums nereikės kol kas strėlių, aš taip įsivaizduoju. Ir gerai, leidžiamės mes žemyn dar giliau į tunelius ir bandom surasti kažką įdomaus. Nors mes iš tikrųjų suradom labai daug dalykų, suradom netgi creeperių. Norėčiau sakyti, kad creeperių spawną, bet pat žinau, kad tokio spawnerio nėra, bet jeigu būtų, tai būtų awesome. Padaryčiau tą creeperių spawną savo naudai, pasidaryčiau lyg ir tokį kaip čia pavadinus, aš net nežinau, creeperių spawną, kad, net nežinau kaip pavadinti. Buvau ant vasaros stovyklos kažkurio epizodo pasigaminęs, jeigu atsimenat, dar skeletonų spawnerį. Ir jį buvau pasinaudojęs savo labui, kaip sakant, tai ir buvau ir zombių, man taip atrodo, spawnerį pasidaręs, tai būtent būtų gerai tokį pasigaminti creeperių spawną, nes tada galėčiau prisikilinti ant tų creeperių belekiek ir tada galėčiau pasidaryti belekiek TNT ir nafik išnešiot visus. Nes, kaip žinot, TNT gaminasi iš
gunpowderio ir girdėjau zombį, man atrodo. Jo, gaminasi iš gunpowderio ir smėlio. Būtent, jeigu neklystu 5 ant 4 ir radau lapis lazurį. Nu, prisiskalinsim mes iš šito akmens. Lapis lazurį, jeigu neklystu, yra naudojamas tik tai vienam dalykui. Nu, nebent dar gal yra naudojama ant potionų. Dėl to aš nesu garantuotas, bet žinau, kad naudojama dažams. Jo, ir radau dar goldo. Goldo jau turim 22 gabalus. Nu, kas galėjo tikėtis, kad mes tiek turėsim daug goldo? Gerai. Toliau aš matau daug lavos ir aš prie tos lavos nelabai norėčiau artintis. Ir man baigėsi visi torčiai, bet mes turime belė kiek iš tikrųjų. Tikrai belė kiek turime mes kaulą jau. Ir dabar man būtų gerai išsiskaldyti šitą redstone kažkaip. Bent saugiai pasistengti prieiti prie jo. Vat. Ir išsiskaldyti visą. Opa, opa. Tik nekrisk lava, nafik. Būk žmogus. Tai, opa, opa. Štai, opa į Europą ir mes pasiekėm daug creeperių. Man atrodo, gali būti toks šansas, kad aš radau creeperių spavną, nes tiek. Ne creeperių, nu ką aš vėl nusišneku. Zombių spavną. Ir what the fuck, čia visa armija. What the fuck? Bėk nafik. Eik tu peklon, mane apsuko blinčia visą armiją, o tu skalė. Hebra, reikia nafik čia atsakiau gyventi, nežiūrėkit, kas čia vyks, aš nebesuprantu. Fu, eik tu peklon, mane pradėjo apsupinėti, netgi creeperiai su skeletonais ir su zombiais susimokė, nu tu bučiai. Gerai, mes stengiamės dabar gal užlipti į... O, kurmi creeperis. Tik, mirk. Yes, ir gavom gunpowderį, man atrodo. Ir štai dar vienas skeletonas, ir dar 2 netgi skeletonai, bet mes juos greit sutvarkysim. Štai abu ir yra mirę, nenori torčas pasidėti ant vandens. What a bastard. Gerai, mes grįžtam. Nustopudo, čia yra kažkur spavneris. Nu, negali būti, kad taip skraido nafik zombiai iš kairę ir dešinę. Gerai, bandom tada mes gal tą spavnerį surasti, būtų visai gal į pliusas eitų. Bet nežinau. Bet Hebra, aš jums turiu šiam kartui pasakyti tiek, viso gero, kaip sakant, paliksiu šiokią tokią intrigą. Gal per sekantį epizodą mums pavyks surasti zombių spavną ir, kaip sakant, atrasti mūsų XP kelimo šaltinį. Bet kol kas šiam kartui turiu pasakyti tiek, tai jeigu patiko, užmeskite laiką, užsukite į Facebooko fanų page'ą ir paplatinkite šitos video. Gerai, šiam kartui tiek, Hebra bus. Peace out.